Ok, pas mane po namų yra bunkeris. Tik tai jis atrodo biškai kažkaip, va taip va. Dar yra pilna darbo, kad padaryti šitą pilnai. Tačiau per naują update atsirado, kad dabartinius vazonus galima užsisakyti dideliais kiekiais tiesiai į bunkerį. Tad mes per šitą video tai ir padarysime. Ir tada mes jau pažiūrėsime, kai viskas bus užaugta, kiek uždirbs pinigų pilnas bunkeris. Ir tada nieko nelaukia. Šaunam prie video. Ok, visų pirma, manau, reiktų pažiūrėti į patį viršų kairėje, kiek aš pinigų turiu. Manau, tai yra didžiausia suma, kokią aš esu turėjęs. 112 tūkstančių. Aš dabar, manau, galime tiesiog sėsti į mūsų pick-upą ir važiuoti pas dealerį. Aš išsiaiškinau, kad reikia tos vazonus užsisakyti pas patį dealerį. Pagal viską jie turėtų iš karto atsiųsti į bunkerį. Pažiūrėsime, kiek tai iš vis kainuos. Aišku, dabar biški per anksti atvažiavome. Ja, tik nuo 10 veikia. Aš šiaip dar, man atrodo, esu biškai ten sumėtęs tų didesnių pakelių, kuriuos aš, manau, su savim pasiimsiu, nes aš dar noriu nusipirkti naują aparatą, kuris man padarys tiesiog automatiškai surinks šitus mažiukus ir padarys didelį pakelį, kad man nereiktų čia vežioti šitus mažiukus. Ok, jau matau. Ok, 300 tik kainuoja. Nugabenti į lauko vazoną į bunkerį. 25 pm. Ok, iš viso galima 40 ir tai 1000 kainuoja. Tiesiog paspausiu. Tai per dieną galiu tik vieną kartą paimti. Ir aš tada noriu šitą nusipirkti. Ką jis man leis, kad aš galėsiu panaudoti tą huge. Kaip padaryti vieną didelį paką. Aišku, jis kainuoja 25 000, bet tai dabar, kai bus žymiai daugiau žolės, tikrai, manau, apsimoka bus. Gerai, važiuojame, pasižiūrėsime dabar, kas bunkerį. Tikiuosi, man ten visko neišvartė. Pažiūrėsime, kaip viskas atrodys. Ok, einam, pažiūrėsime, kaip jisai juos man atvežė. Ar tu juokauji? Tiesiog paėmė taip viską išmėtė man. Wow. Ok. Nu, supratau. Galbūt norėčiau padaryti vis tiek kažkokį tarpą per vidurį, kad būtų biškai gal paprašiau vaikščioti. O gal nereikia, nežinau, gal tiesiog. Aš šiaip dar norėčiau kelias eilės padaryti bulvių, taipogi, kad nereiktų man laukia jų auginti. Tada aš manau tiesiog dabar vis tiek užtruksiu kelias dienas, nes galiu tik vieną kartą pirkti, tai užtruksiu kelias dienas, kol viską susipirksiu. Ir einam tiesiog susibildinti šitą. Ok, aš esu tiek jau padaręs. Beveik pusė yra jau padaryta. Aišku, čia dar gale biški trūksta man ir čia, bet jau normaliai yra susidėję. Ir kol dėliojau, tuo pačiu sodinau ir jau gavusi man 5 va tokie pekai dideli, kurie vienas pekas yra 10 000. Tai jau per šį momentą jau užsitaupiau 50 000. Tai jau bus labai neblogai. Aišku, užtrunka labai ilgai, bet po biški. Šiaip manau, nuo žalės bus profitas labai didelis. Ok, mano bunkeris yra pabaigtas. Jisai yra pilnai padarytas. Visos linijos yra pilnai ir netgi užaugusios jau kanapės yra pilnai. Užtruko labai ilgai laiko. Aišku, čia biški aš jau pritingėjau biški gale dabaigti. Biški vėliau galima bus dasibaigti. Tačiau aš tikrai manau, man pakankamai jau bus, kiek turiu dabar vazonų čia. Tačiau visų momentų, kai šitą bildinau, susirinkau 9 didelis pekus, kas gaunasi 90 000. Tad visus nuvažiuosime, dabar priduosime. Ir aišku, dabar reikia nusirinkti visus šitus. Čia man tiek pinigų, kiek aš dabar gausiu iš to, čia užteks man iki pačios pensijos. Gaunasi 6 šitie dideli krepšiai pilna ir dar yra keletą tų sėklų. Dar vienas gavosi. Kiek suprantu, kad tikrai yra garantuotai vienas didelis pakas, kai pereinu visą per visus vazonus. Tai vienas didelis pakas garantuotai, greičiausiai netgi 2 išeis padaryti, kas čia yra tokie pinigai, kuriuo aš anksčiau nesu matęs. Jap. Dar vienas. Tokia visa linija. Jeigu dar trečias gausis, greičiausiai, nu jau nelabai, bet būtų žiauriai insane. Nu jo, trečias nesigavo, tačiau... Nu ką, reikia bandyti visus nusivežti, nežinau, ar man čia tiek iš vis į pick-upą tilps. Aišku, tiek per vieną dieną aš priduoti negalėsiu. Bet čia biški užtruksiu, aš laikuojas. Šiaip, gal visi ir tilps. Čia tokius kaip kubikus sudėjusiu. Ok, viskas kažkaip tilpo. Ir pagal viską aš turiu 11 Ir pagal viską aš turiu 11 pekų, kas turėtų gautisi 110 000. Tai sudarytų, kad turėčiau virš 200 000, kas
tiesiog yra insane man, aš niekada tokios sumos neturėjau, tai labai bus daug upgrade'ų padaryta. Labai sakyčiau, neblogai. Tiesiog paėmė įsiurbė vieną pakelį. Gerai, čia iš vis nieko beveik netilps. Bap. Dar padariau kažkokį questą ir 7. Šitus tiesiog taip numesiu ir pagal viską turėtų tiesiog automatiškai rytoj paimti juos. Nu ką, amigos, tiek šitam vidosui. Jei patiko šis vidosas, nepamirštam paspausti laiką, bei kas yra nepaspraimė, tai numeskite subscribe ir tada kaip visada susitiksime naujose vidose.